Aš noriu jums papasakot apie savo gerą draugą Martyną. Vakar kalbėjau su Martynu. Martynas man sako, blemba, man žiauriai nesiseka. Nesiseka su moterim, nesiseka su darbais, bandau darbo ieškoti, nerandu. Nesiseka su verslu, nesiseka su sportu, man su nieko nesiseka. Sakau, Martynai, žiauru, iš tikrųjų turėtų būti žiauriai nefaina, kai šitaip nesiseka. O tai kaip tau nesiseka? Supranti, sako, visos moteris, sako, nesvarbu, kiek aš jas pakalbinu, man visada sako, ne tau, Martynai, mėlynas dangus, ne tau, rožėm klotas kelias. Kiek bandžiau verslo daryti, tiek nepavyko, kiek bandžiau darbų ieškoti, niekad negaunu darbo, kokio aš norėčiau. Sunku, siaubas, Martynai. O tai kodėl? Kaip tu galvoji? Kodėl tau nesiseka? Martynas sako, supranti, sako, visos moteris yra žiauriai pasikėlusios. Visos jos nori kažkokių žiauriai kietų, visos jos nori kažkokių pasikočiojusių, visos nori kažkokių žiauriai turtingų, arba gerai dirbančių, gerai įsitaisiusių, gerai gyvenančių. O aš ką? Aš paprastas bičas, man ir nesiseka. O tai palauk, Martynai, o tai kaip tau tada, kodėl su darbais nesiseka? Supranti, sako, visi nori, kad aš save sugebėčiau pardavinėti, visi nori, kad turėčiau belė kiek patirties, o aš klausyk, aš paprastas bičas, aš tiesiog noriu dirbti, aš nenoriu savęs pardavinėti. Kažkaip, vat jie nenori manęs priimti. Gerai, Martynai, o tai pala, o tai kaip tau biznis, o kodėl su verslu, su verslu, visi nori mane išdurti, visi prieš mane susimokė, visi kažkokia, nežinau, kaip sąmokslas, kažkaip sąmokslas surezgė ir visi nori iš manęs atimti pinigus, niekas nenori pas mane dirbti, niekas nenori man padėti daryti verslo, nesąmonė kažkokia, o tai sportas. Tai čia švis lengvai neišplotoj. Ne, ką tu šneki, sako Martynas. Nuėjau į salę, ką aš toksai paprastas žmogus, visi mane žiūri kaip kažkokį debilą. Kažkokie visi žiūri, apkalbinėja, apšneka. Ne, aš sportuosiu ten, nei ką, visi prieš mane nusiteikia. Neįmanoma nieko padaryti šitam pasaulį. Blemba, Martynai, sakau, žiauriai tau sunku, turbūt turėtų būti žiauriai. Labai, sako, sunku. Nežinau, ką daryti, sako Martynas. Ką man daryti? Žiūrėk, Martynai, kaip sakydavo mano senelis. Nedaryk iš žibučių komposto. Įkišk savo dešinę ranką į kelnių kišenę. Ar radai kažką? Ar jauti kažką? Nieko. Geriau paieškok, Martynai. Ar jauti du mažus kamuoliukus? Jaučiu tokius mažus, jaučiu. Tai stipriai suimk tos kamuoliukus. Ir suprask, kad šitie kamuoliukai tau turi būti kaip priminimas, kad visus savo sprendimus turi priimti pats, kad turi niekada nepaisyti, kas ką apie tave galvoja, nes viskas, ko tu nori, viskas, ko tau reikia, yra tik tais tavo rankose, kaip ir šitie du kamuoliukai. Viskas, Martynai, priklauso tik nuo tavęs pačio ir iš tavęs niekas nieko neatims ir niekas neįbruks per prievartą, jeigu tu to nenorėsi ir jeigu tu to neleisi. Martynai. Ir iš tikrųjų, jeigu kalbant atvirai, aš manau, kad visi mes, ypatingai aš, labai dažnai būname kaip Martynas. Mes labai dažnai norime, kad kažkas būtų atsakingas, kad kažkas būtų kaltas už tai, kad mums kažkas nesiseko. Patikėkit manim, aš tiesiog naktim sapnuoju, kad kažkas būtų kaltas ir kažkas būtų atsakingas už visas mano fucking nesėkmes. Bet iš tikrųjų šiame pasaulyje šitaip nėra. Ką tu nori daryti, ką tu nenori daryti, bet viskas priklauso tik nuo tavęs pačio. Ir šitas pamokas dažniausiai mes išmokstame patys labai skaudžiai. Todėl aš noriu pasidalinti su jumis savo patirtimis, savo įžvalgomis, savo pastebėjimais ir savo žiniomis ar savo matymu apie tai, kas yra asmeninė lyderystė. Aš manau, tai yra žiauriai svarbus klausimas. Paskutinius 20 metų aš dirbu konsultavime, prakonsultavau daugybę įmonių, prakonsultavau daugybę įvairių organizacijų, prakonsultavau daugybę įvairių žmonių asmeniškai. Ir todėl aš mačiau daugybę įvairių situacijų, mačiau daugybę įvairių atsikalbinėjimų, įsikalbinėjimų, mačiau daugybę lyderių, mačiau daugybę pralaiminčių žmonių, mačiau daugybę pasiduodančių ir mačiau daugybę Martynų ir daug kartų sugebėjau tos dalykus pritaikyti savo. Ir iš tikrųjų, negana to, aš labai daug dirbu pats su savimi. Ir aš nežinau, sekasi man, aš nežinau, ar man nesiseka, tačiau aš savo gyvenimu skųstis negaliu, nes mano gyvenimas yra pilnas įspūdžių, pilnas nuotykių, pilnas nutikimų, pilnas įvairiausių dalykų, ir sėkmių, ir nesėkmių, tačiau už viską esu atsakingas aš pats. Ir tas žinojimas, ir tas gebėjimas, ir tas matymas duoda man daugiausia jėgų, duoda man daugiausia galimybių priimti sprendimus pačiam. Ir iš tikrųjų, gyvenime mes patys esame atsakingi už viską, kas vyksta. Mes patys esame savo lyderiai. Jeigu mes norim būti lyderiai kitiems, jeigu mes norim būti lyderiai šeimoje, jeigu mes norim būti lyderiai draugystėje, jeigu mes norim būti lyderiai darbe, jeigu mes norim vadovauti kitiems žmonėm, mes visų
visų pirma turim būti stiprus ir tvirti lyderiai patys savo. Todėl nieko nėra svarbiau kaip gebėjimas būti lyderiu pačiu savo. Nieko nėra svarbiau kaip asmeninė lyderystė. Tik įvaldę asmeninę lyderystę mes galime pasiekti savo tikslų ir mes galime turėti truputėlį daugiau ir gyventi truputėlį įdomiau, negu mes turėjom ir gyvenom iki šiol. Taigi, nuo šiandien noriu su jumis visais pasidalinti savo mintimis, įžvalgomis ir pridaryti daugybę turinio, užspaminti, užgrūsti visas įmanomas socialinės erdvės, visą įmanomą platų internetą savo mintimis ir idėjomis. Todėl likite ant ryšio, likite prie ekranų, laukite ir bus daugiau.